Namaste. Kviečiu pradėti šiandienos praktiką įkvėpimų per šonus. Ir iškvepiant leiskime ranką žemyn prie krūtinės. Dar kartą įkvepiam, tarsi semiam žemės energiją, keliam ją aukštyn, išsitempiam ir iškvepiam. Rankos maldoje. Ir dar vieną kartą įkvepiam pilnais plaučiais ir iškvepiam rankos maldoje. Ir susilygiuosime, susitelksime praktikai, tardami mantrą Om. Įkvėpkime giliau. Uždėk abu delnus ant krūtinės ir pajausk save šią akimirką. Savo širdies plakimą krūtinėje. Sugrįžk į save visų dėmesių mintimis. Dar vienas gilesnis įkvėpimas. Ir rankas nuleidžiam ant kelių, iškvepiam atpalaiduojam pečius. Ir dabar leidžiame smakrą žemyn prie krūtinės ir pasukam galvą ratu. Nepamirštam kvėpuoti. Įkvėpimas, iškvėpimas, ramiai, lėtai, sukant kaklą. Per daug neatlošiant galvos, tiesiog tarsi piešiant apskritimą savo smakru. Ir į kitą pusę. Ir pastebėk, kaip tavo kaklas jaučiasi šį rytą. Ir nuleidžiam smakrą žemyn, atkeliam galvą. Ir dabar įkvepiam, kylame rankomis aukštyn. Iškvepiam, leidžiam į kaktuso rankas, suvedam mentis, alkūnės žemyn. Įkvepiam, kylam, tempiamės. Iškvepiam, alkūnės atgal ir žemyn, pečiai žemyn. Įkvepiam. Iškvepiam, įkvepiam, iškvepiam, dar įkvepiam, iškvepiam, suvedam mentis, įkvepiam ir iškvepiam. Uždedam delnus ant pečių ir pasukame dideliais ratais alkūnės į vieną pusę. Kvėpuojant, su įkvėpimu keliant alkūnės aukštyn, su iškvėpimu leidžiant žemyn. Ir į kitą pusę. Nugara išlieka tiesi, nesilanksto. Ir nuleidžiame rankas patogiai. Svyrame į priekį. Pereinam ant 4. Ištiesime po vieną koją atgal į lentos poziciją. Įsitikinkit, kad riešas yra tiesiai po pečiu. Pilna plaštaka, pirštai plačiai išguldyti. Įkvėpkim ir iškvėpkim, keliam sėdmenis aukštyn, žemyn žiūrinti šunį. Ir pakvėpuokime šunyje. Kulnus leidžiant žemyn, krūtinę paleidžiant žemyn, o delnus stipriai stumiant į priekį. Udžiai kvėpavimas tarsi ošimas. Jaučiant save, jaučiant, kuri kūno vieta tempiasi labiausiai. Ir iškvėpuojant,
visus nemalonius pojūčius, tempimo intensyvų jausmą, palengvinant kvėpavimu. Gerai, ir dabar iškelkime dešinę koją aukštyn, sulenkime per kelį, numeskime kūną atgal ir pasukime per klubo sąnarį. Sulenktą koją į vieną pusę ir pakeiskime kryptį į kitą. Atveriam klubą. Atveriam. Prajaučiam, kaip klubas jaučiasi. Ir vėl ištiesiam kojelę aukštyn ir atvedam į kilimėlio priekį. Kairę pėdą išguldom šoniuku, keliam abi rankas aukštyn. Įkvepiam. Pirmas karys. Kvėpuojam. Rankas suimam už nugaros, suvedam į kumštuką, atveriam krūtinės ląstą ir linkstame žemyn. Kojos, visas pagrindas visiškai lieka stabilus, taip kaip buvo. Nusileidžia tik krūtinė, o rankas atkeliam dar labiau žemyn. Aukštyn, atsiprašau. Nuolankus karys. Kvėpuokim. Kylam. Įkvepiam. Iškeliam rankas, patiesinam priekinę koją, pasisukam į šoną, dešinė ranka juda į priekį ir žemyn į trikampį. Čia viena variacija yra laikytis dešiniu delnu, atsiremti į savo koją, turėti atramą, arba delnas greta blauzdos, greta čiurnos ir be atramos. Laikome save ir kvėpuojam. Įkvepiam, nuleidžiam kairę rankelę ant žemės, jeigu reikia blokelis po kairiu delnu ir dešinę atveriam aukštyn. Kvėpuojam, susuktas trikampis. Parvrita trikonasana. Abi kojos lieka visiškai ištiestos. Įkvepiam. Nuleidžiam dešinę ranką, nuleidžiam kairį kelią ant žemės, padarome vietos klubui prasitempti, taip, nes jeigu bus toksai status kampas, nevyks jokio tempimo. Paikime pėdą į priekį, jei reikia. Įkvėpkim abi rankas aukštyn, atverkim krūtinę, o klubą paleiskime žemyn. Ir pakvėpuokim. Udžiai kvėpavimai. Pečių nesukelkim aukštyn. Įkvepiam. Ir leidžiam abi rankeles į kilimėlio priekį, iškvepiam. Pristatome dešinę koją į lentą ir dabar su iškvepimu arba čataranga dandasana, arba keliai krūtinės makras, nusileidimas žemyn. Ir susitikime žemyn žiūrinčiame šunyje. Porą gilių atodusių. Ir vėl prasitempkime, pakvėpuokime. Ramiau, džiai kvėpavimu. Nuraminant širdies ritmą, kvėpavimą. Ir dabar iškelkime kairę koją aukštyn, sulenkime per kelį ir pasukime klubo sąnarį, prajauskime pojūčius jame. Kartu su kvėpavimu. Ir į kitą pusę. Įkvepiam, atveriam. Iškvepiam, užveriam. Stebėk, kaip jaučiasi tavo klubo sąnarys, ar yra skausmo, traškėjimo, nepatogumo. Ir ištieskime kairę aukštyn, atveskime į priekį kilimėlio, dešinę pėdą guldom šoniuku ir keliam save į pirmąjį karį. Įkvepiam ir įsodinam save giliau, iškvepiam. Pakvėpuojame antrame karyje.
Su įkvėpimu suimam rankas už nugaros, atveriam krūtinę ir leidžiamės krūtinę žemyn. Mūsų kojos pagrindas lieka stabilus visiškai, rankas atvedam toliau nuo kūno aukštyn ir pakvėpuojame nuolankiame karyje. Kylam, įkvepiam, patiesinam rankas į šonus, ištiesinam priekinę koją ir iškvepiam. Kairė ranka judam į priekį ir žemyn į trikonasaną. Vėlgi kairė ranka arba remiasi į koją, arba greta kojos be atramos. Žvilgsnis nukreiptas, jeigu neprarandat pusiausvyros, į dešinį delną aukštyn. Įkvepiam, nuleidžiame dešinį delną ant žemės, jeigu reikia ant kaladėlės, ant blokelio ir atkeliam kairę ranką aukštyn. Kojų padėtis nepakinta, susuktas trikampis. Įkvepiam ir iškvepiam, leidžiam ranką žemyn, sulenkiam kairį kelį, dešinį išguldom. Padarom vietos giliam įtupstui, įkvepiam ir iškvepiam, paleidžiam klubą temptis žemyn, kvėpuojam. Su iškvėpimu paleiskim visą nepatogumą iš kūno. Įkvėpkim ir iškvėpkim, delnai keliauja į kilimėlio priekį. Grįžtam į lentos poziciją, įkvepiam. Ir iškvepiam, nusileidimas arba keliai krūtinės smakras arba čaturanga dandasana. Įkvepiam ir iškvepiam. Ir vėl pasiilsime žemyn žiūrinčiame šunyje. O jeigu jauti, kad kūnas pavargo, gali pailsėti ir kūdikyje, nuleisdama kelius žemyn, rankos šonuose, pečius atpalaiduojam visiškai ir kvėpuojam. Palengva sugrįžtam ant keturių į žemyn žiūrintį šunį ir atkeliausime į kilimėlio priekį arba žingsniais, arba šuoliuku. Gerai, sulenkiam kelius ir atsiduriam kilimėlio priekyje. Pakylam iki kelių, įkvepiam, iškvepiam, įgilėjam, sulenkiam kelius, keliam save aukštyn, išsitempiam ir rankos maldoje. Stosime į medžio asaną. Tai kairė atraminė koja stabili ant žemės. Pajaučiam žemę po kairę pėdą, tvirtai įsigrėbiam, net pirštais įsikimbam kilimėlio, o dešinė pėda keliauja arba ant čiurnos ir remiasi pirštai į žemę, lengviausia variacija, arba į blauzdą, arba į šlaunį. Svarbiausia, ne į kelio sąnarį, gerai? Klubą atveriam į šoną, rankos maldoje. Delnai ne taip, o švelniai spaudžia viens kitą, pečiai atpalaiduoti, klubas atvertas, o viršugalviu kylam aukštyn. Gerai, kylam, tarsi mus kažkas temptų už virvelės aukštyn. Rankas irgi galime, jeigu jaučiam, kad galim, atvesti šiek tiek aukščiau virš savęs. Kvėpuojam, dabar neužmerkite akių, balanso asanuose mes laikom akis atviras ir sufokusuojame į nejudantį tašką priešai save. O dabar leidžiam rankas prie krūtinės, dešinę pėdą atvedu virš kelio ir įsėdu į kėdutę. Taip. Parodysiu dar ir iš šono.
rankos maldoje, o jeigu jaučiate, kad trūksta balanso, ištieskite rankas į šonus. Kvėpuojam. Nuleidžiame rankas žemyn arba ant blokelio, jeigu nepasiekiam žemės, arba ant žemės. Gerai. Ir patiesiname kairę koją, palinkstame virš jos. Kvėpuojam. Ir po truputį vėl sulenkiam kelią, dešinę koją nuleidžiam, atpalaiduojam ir šiek tiek pailsim paėmusios savo už alkūnių, keliai sulenkti, galva taip, ne, palinksim. Alkūnės patempiam žemyn. Ir palengva išvyniojam visą nugaros slankstelis po slankstelio. Pajaučiam save. Ir dabar visas svoris ant dešinės pėdos. Kairę įstatome arba į čiurną, arba į blauzdą, arba į šlaunį. Rankas atvedam į maldą, delnus paspaudžiam vienas į kito, pečius žemyn. Kairį kelį atverinėjame, sėdmenį sujungti, o viršugalviu tempiamės aukštyn. Kvėpuojam. Nejudantis taškas priešai save, išlaikyti balansui. Ir nesinervuokite, jeigu šiandien balansuoti sunku, ar ne, kiekvieną dieną gali būti labai skirtingai. Vieną dieną pajusite, kad paprasta, o kitą dieną visiškai iškrentat iš karto iš medžio, ar ne, tai viskas su tuo yra tvarkoj, tiesiog kvėpuokit. Ir dabar kairę čiurną atvedam virš dešinio kelio ir įsėdame į kėdutę. Jeigu reikia, rankas atvedam į šonus, pabalansuoti, ar ne, jeigu jaučiam, kad prarandam balansą. Kvėpuojam ramiai, udžiai kvėpavimu. Balansuojam, žvilgsnis nukreiptas priešai save į žemę. Ir po truputį leidžiame rankas arba ant žemės, arba ant kaladėlės. Patiesinam dešinę koją ir palinkstam virš jos. Parodysiu dar ir iš šono. Ir po truputį atpalaiduojame kairę koją, nuleidžiame žemyn, sulenkiam kelius, patiesinam kojas, pakylam iki kelių ir su iškvėpimu dar kartą patraukiam save prie tiesių. Atpalaiduojam galvą ir kaklą. O dabar paimkime savo delnus ir pakiškime po pėdomis taip, kad mūsų kojų pirštų galai įsiremtų į mūsų riešus. Jeigu tai yra prieinama tau šiandien. Kiekvieno kūnas unikalus. Ir palengva ištraukiame, lenkiam kojas per kelius. Atsisėdame į kryžiuotų kojų padėtį. Įkvepiam. Ir iškvepiam. Dar įkvepiam. Ir iškvepiam. Įkvepiam į save šviesą. Ir leidžiame ją žemyn savo energetiniais centrais iki pat širdies.
Pajauskime save dabar ir savo kūną. Vėl uždėk abu delnus ant širdies. Pajausk širdies plakimą. Pajausk dėkingumą savo širdyje. Už šią dieną, už savo gyvenimą, už savo kūną. Toks, koks jis yra šiandien. Ir iš savo širdies pasiųsk šviesą ir meilę visiems savo artimiausiams žmonėms. Ir leist tam jausmui plėstis, apgaubti visą tavo miestą, kuriame esi. Leist tam jausmui plėstis, apglėbti visą šalį. Tiesiog užpildyk meilę ir šilumą, dėkingumu. Ir leist tam jausmui dar plėstis, apgaubti visą žemyną, kuriame esi. Ir galiausiai apgaubti visą pasaulį, visą mūsų motiną žemę, šviesos ir meilės tinklu. Apkabinti, apglėbti, skleisti iš savo širdies atjautą, meilę, šilumą ir gėrį. Kiekvienam žmogui žemėje, kiekvienai gyvai būtybei, augalui. Ir visai mūsų motinai žemėje. Ačiū labai už praktiką. Dėkoju, kad praktikuojat, kad einate šviesos keliu ir atsisveikinu iki kitų kartų. O jeigu jauti, kad dar nori, tai pabūk dar šiame jausme ir šioje vibracijoje ilgiau.